mokslas, tai yra mes turime apie 40 kosmetologų Kaune ir Kauno rajone, tai būtent pristatyti savo jau dirbančiom kosmetologam ir naujom pristatyti tą procedūrą ir padaryti praktinį seminarą, išmokinti būtent kas tai yra per produktai, kas tai yra procedūra, kaip ją pritaikyti, kaip ją daryti ir kaip pasiūlyti šitą produktą būtent jautriam. Pagrindinis mūsų prioritetas centre tai yra ruošti kosmetikus ir grožio terapeutus, kurie įgyja bazinį išsilavinimą. Antras žingsnis, kurį dirbame labai daug metų, tai yra, kad turime galimybę mokyti ir kvalifikuoti žmonės, kurie jau dirba šitoje srityje. Kosmetikos srityje yra poreikis nuolat tobulėti. Tobulėti dėl to, kad atsiranda naujos technologijos, nauji produktai ir kosmetikai, dirbdama savo salone, neturi tiek galimybių, kiek turime mes, mokymo centras, suteikti naujų informacijų, naujų įgūdžių, naujų žinių, naujų technologijų. Visų pirma, man atrodo, kad geresnės bazės mokymo Lietuvoje nėra aplamai, kadangi viskas yra padaryta taip, kad būtų studentui patogu. Tai yra ir auditorijos, ir kėdės praktiniam darbui, ir visuma visų tų priemonių, jinai leidžia išeiti specialistui. Nes, žinot, mokymo įstaigos, kai specialistas mokosi keletą mėnesių ir kai nėra tos bazės, jisai išeina tik gavęs tų pirmųjų žinių. O vis tik tai kosmetologas tai yra tas žmogus, kuris paskui dirbs su žmogum, dirbs su žmogaus oda. Tai labai atsakingas yra darbas. Bendradarbiaujame su Sotys centru 20 metų ir turime labai gražią bendradarbiavimo patirtį ir tai mus labai skatina ir patiems tobulėti ir tą sklaidą skleisti visoje Lietuvoje. Mokslas, būtent šitas mokslas yra nepaprastai svarbus ir kosmetologėm tikrai yra labai sudėtinga, bet kiekviena kompanija, kuri tą produktą atveža, jinai labai daug, šiaip visos profesionalios kompanijos tikrai skiria labai daug dėmesio mokslams. Kaip ir mes skiriame labai daug dėmesio mokslams ir tokiu būdu, aišku, mes jas išmokom ne tik atsirinkti, bet išmokom ir kaip pritaikyti tą produktą.